Taigi tęsime toliau mūsų lekcijų diviną ir šiandienos tekstas yra Luko Evangelija, 24 skyrius, nuo 36 eilutės iki 49 imtinai. Dabar jums perskaitysiu. Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: Ramybė jums. Virpėdami iš išgąsčio jie tarėsi matą dvasią, o jis paklausė: ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas, juk tai aš pats. Palieskite mane ir įsitikinsite, dvasia juk neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint. Tai taręs jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis Jėzus paklausė: ar neturite čia ko nors valgyti? Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse. Paskui Jėzus tarė jiems: ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis? Turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane Mozės įstatyme, pranašų knygose ir psalmėse. Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus ir pasakė: yra parašyta, kad Mesijas kentės ir 3. dieną prisikels iš numirusių. Ir pradedant nuo Jeruzalės jo vardu, visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano tėvas. Jūs pasilikite mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių. Taigi, Evangelijos ištrauka, kurią perskaitėme, iš ties galime būti išryškinti tokį labai stiprų ir svarbų Jėzaus kvietimą 39 eilutėje: paliesk mane, palieskite mane ir įsitikinsite. Taigi, pažiūrėkite į mano kojas ir rankas. Tai išties, argi tai ne aš? Ir čia šioje ištraukoje, galima sakyti, pabrėžiamas kūniškumas, kuris taip pat išryškina Jėzaus kaip prisikėlusio ir fizinį faktą, jo sąlytį su mokiniais. Taigi mokiniams tam tikrą prasme, galima sakyti, tai buvo savotiškas išbandymas matyti prisikėlusi, o tuo tarpu ir fizinį Jėzaus kūnas. Taigi, pirmoji krikščionių bendruomenė taip pat patyrė įrodymų apie prisikėlimo tikrumą dėl to, kad mokiniai patyrė Jėzaus artimumą ir buvimą kelyje į Emausą. Lukas aiškiai parodo, kad Izraelio istorija turi prasmę ir gali būti suprantama tik tada, kai jos viršūnė yra istorinis įvykis – Jėzus iš Nazareto, kuris mirė ir prisikėlė. Be to jis moko, kad tik atsivėrę šiam įvykiui, kuris yra paženklinamas mūsų atsivertimo, per patirtą Dievo atleidimą, žmonės iš tikrųjų gali suprasti viešpaties velykinį triumfą. Išganymas atviras visiems, o bažnyčiai tenka užduotis skelbti šį viešpaties velykinį įvykį, šią tikrovę, kaip naują žmonijos istorijos pradžią, priimant Dievo atleidimą. Taigi Jėzaus prisikėlimas yra neabejotina duotybė ir kuria remiasi žmonių tikėjimas ir jų tikėjimo istorija. Tad meditacijai iš tikrųjų siūlau ir kviečiu jūs pažvelgti
į Petrą, kuris kalba apie antrąjį Jėzaus ateimą kaip apie Mesiją, pristatydamas jį kaip atnešantį paguodos laikus, viso ko atstatymo laikus. Jisai siūlo plačią ir iškilmingą Izraelio tautos viziją, istorijos, kuri yra kelionė Jėzaus, Izraelio guodėjo ir visa ko atnaujintojo dienas. Ir viskas priklauso nuo pasirengimo šiai didingai mesijinio palaiminimo dienai, kuria bus palaiminta visa, pradedant Izraeliu ir baigiant visomis žemės giminėmis. Iš tiesų visa kūrinija. Taigi nuo pat pradžių visos bažnyčios dvelksmas yra visuotinis, apimantis visą tikrovę, dabar atpirktą Kristaus kryžiumi. Taigi Petras atkreipia dėmesį, savo žvilgsnį į Dievo, galima sakyti, išpildymą, kuris žino, kad prisikėlimas yra lemiamas faktas, bet taip pat suvokia, kad įvyks paskutinis veiksmas, kuriuo metu visa išganingoji prisikėlimo paslaptis bus atskleista. Taigi, krikščioniškosios istorijos, kuri yra jau ir dar ne, čia yra išsakyta tarp jau įvykusios Paschos, Velykų ir dar ne, galutinio visų dalykų atstatymo. Pokalbyje su Viešpačiu kviečiu jūs galbūt šiuos kitus ar panašius žodžius tarti: Viešpatie, koks siauras yra mano tikėjimas. Mane šis siauras tikėjimas kamuoja, neramina. Atrodo, kad jis neneša vaisių. Viešpatie, padėk man kiekvienos dienos įvykius įprasminti išganymo istorijos horizonte, ypač tarp jau prisikėlimo ir dar neįvykusio galutinio perkeitimo. Viešpatie, dovanok man atokvėpį tarp mano kasdieninių veiksmų. Dovanok atokvėpį mano širdžiai, kuri bus pakylėta link tavęs, link žvilgsnio į tave. Apšviesk mane, padėk man nesumenkinti kasdienybės vertės, bet suprasti jos rimtumą ir mastą šioje istorijoje, nes tu per kasdienybės įvykius taip pat trokšti apsireikšti, trokšti apreikšti savo velykinį slėpinį. Gyvenu su siauru žinojimu, bet trokštu gyventi atsivertimu. Kartu mano siela kartais yra varginama laukimo, tavo laukimo kasdienybėje. Dovanok, Viešpatie, man optimizmo, dovanok pasitikėjimo tavimi ir vilties, jog paguoda, tikroji paguoda slypi tavyje. Viešpatie, kalbėk mano širdžiai. Taip, kaip tu tarei, palieskite mane. Paliesk, Viešpatie, mane per trapius kasdieninius įvykius. Štai aš, Viešpatie. Palaiminto laiko su šia Evangelija.